Svajonių namai tvirti ir gražūs, ilgaamžiai ir šilti, tokie, į kuriuos visada norisi sugrįžti. Pakalbėkime apie tai, ką reikėtų žinoti šiltinant namo pamatą, norint, kad jame nekiltų drėgmės problemų, taip pat apie alternatyvas gražiai namo apdailai. Anksčiau statant namus susidurdavome su tokia problema kaip namo ir pamatų apšiltinimas. Neapšiltinus pamato, jis sugeria į save drėgmę, gavo šalčio sutrūkinėja. Tad laikui bėgant ir namo pamatai tampa nebestiprus. Šiai dienai šios problemos nebėra, tad pakalbėkim, kaip jos sprendžiamas. Planuojant apšiltinti pamatą, reiktų žinoti, kad skirtas produktas yra EPS 150 arba EPS 200 markės kietumo. Šio produkto savybės dažniausiai reikalauja atlaikyti nemažas apkrovas. Šitas putų polistirolis būtent yra skirtas pamatų apšiltinimui. Jis yra apsaugotas, impregnuotas būtent nuo drėgmės, nuo trūkinėjimo. Vaizdžiai matome vietas, kuriuose yra pritvirtinami taškai smeiginis. Tad meistram labai yra puiku ir paprasta priklijuoti ir susmeigiuoti šį putų polistirolį prie sienos. Šio putų polistirolio pamatinio nereikia šiaušti, kad būtų geresnis sukibimas su siena. Čia iš karto yra padaryti groveliai, paruošti sukibimui su siena. Jo geriamumas yra iki 3%. Tai yra EPS 150 markė. Mėlynojo polistireninio putplasčio plokštės gaminamos tik frezavimo būdu. Jų paskirtis nepraleisti drėgmės į sieną, todėl montažinėmis putomis užpildyti tarpų tarp plokščių papildomai nebereikia. Pasirūpinus savo namo šilumą, apšiltinus namo pamatus ir namo sienas, pradedam galvoti, kokia bus apdaila. Kaip pavyzdys, mes turime natūralaus skaldyto marmuro akmenukus uždėtus ant šito namo sienos apdailo. Tiek pamatas, tiek namo sienos yra iš natūralaus skaldyto marmuro. Jo rišamoji medžiaga yra akrilas, tai padės pamatui ir namui išlaikyti ilgaamžišką ir gražų vaizdą ilgam. Mozaikinis tinkas pasižymi tvirtumu, atsparumu fiziniams bei gamtos veiksniams. Todėl rekomenduojama tinkuoti tas vietas, kuriuose yra didelis judėjimas ir didelė tikimybė fiziniam kontaktui. Toks tinkas naudojamas ne tik pamatui ir fasadui, jis puikiai tinkamas laiptinėms koridoriams židinio apdailai. Tokio tipo apdailą renkantis reikia žinoti, kad reikalingas ir kvarcinis gruntas, kuris yra dedamas prieš šituos marmurinius akmenukus. Gruntas turėtų būti tokios spalvos, kokią pasirinki apdailą. Jeigu akmenukai bus šviesus, tai ir šviesus gruntas išeina. Jeigu akmenukai bus tamsus, kaip matome pamato apačioje, mes dėsime ir tamsiai rudą gruntą. Renkantis mozaikinio tinko apdailą, reiktų žinoti, kad yra dvi mozaikinių tinkų rūšis. Tai yra natūralūs akmenukai ir dažyti. Natūralus akmuo visą laiką išliks toks pat. Nei saulė, nei ultravioletas jo niekada nesugadins ir natūralus akmuo išliks toks pat ir po 50 metų. Dažyto akmenukų minusas pasakyčiau toks, kad jie gali šiek tiek pablukti per laiko tarpą. Pasirinkę tinkamus produktus savo svajonių namų galėsite džiaugtis labai ilgus metus.